Šiuo metu randamės Vilniaus pakraštyje, vietoje, kurioje prieš kelis metus nebuvo nieko, buvo tik tai žalias laukas, na, o dabar mes esame prie valstybinio duomenų centro VDC 4. Šio objekto projektavimas prasidėjo prieš 4 metus, tačiau statyba truko vos 1,5 metų. Jis buvo baigtas šiemet ir mes atveriame duris beveik 100 spintų duomenų centrui, kuriame valstybės informacinius išteklius galės talpinti visos arba daugelis valstybės institucijų. Jos bus užtikrintos, kad jų serveriai, jų valdomi duomenys čia bus saugus ir jų pateikiamumas gyventojams, paslaugos, kurios bus teikiamos iš šio duomenų centro, vyks nenutraukiamai. Pats duomenų centras yra 1,5 MW galios. Visos sistemos yra dubliuotos, yra Tier 3 sertifikuotos, tai reiškia, kad per metus bus užtikrinama net 99,982% pateikiamumas. Duomenų saugumą užtikrins ne tik techninė infrastruktūra, bet taip pat ir fizinė apsauga, nes duomenų centre mes turime 100 kamerų, turime fizinę ginkluotą apsaugą, turime visiškai aptvertą teritoriją, saugumą 24/7, 365 dienas per metus. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šitame valstybinėme duomenų centre VDC 4 duomenys bus saugomi dešimtmečiais.